Iš išimamų protezų dvi didelės grupės. Pilnos visos žandikaulio plokštelės, kurios niekaip nesitvirtina, o guli ant gleivinės ir dažniausiai pacientai nėra tokiu protezavimu labai patenkinti, netgi jeigu tas protezas ir neblogai laikosi, vis tiek jisai turi daugybę savo trūkumų. Ir geresnis scenarius, kai dar likia kažkiek dantų, kaip kad čia, išimamas protezas, kuris atstato trūkstamas vietas. Ir nereikia dėti tiltų ir gadinti dantų. Aišku, geresnis scenarius čia būtų implantai, nes vis tiek išimamas protezas turi daugybę savo minimų. Čia matome termoplastinį išimamą protezą, vadinamą biugelį. Tie biugeliai gali būti ir metaliniai, jie ženkliai tvirtesni ir ilgamžiškesni, bet pacientam labiau patinka termoplastiniai dėl to, kad jie yra dantų spalvos ir nesimato metalinių kabliukų. Čia turim viršutinio žandikaulio pavyzdį. Iš visų išimamų protezų lanko atraminiai protezai yra patys patogiausi ir jeigu pacientas negali savo dėl finansinių priežasčių arba dėl biologinių priežasčių leisti implantacijos, tai irgi geras sprendinys.